čia gal biškį dar per toli, manau, su rinktinė, bet aišku, stengiasi, turėjo galimybę visą sezoną žaisti aukščiausiam, kaip sakyti, lygyje Europai. Manau, kad kažką tai pasimokino, kažkokią tai naudą turės. Jūs pats sūnaus žaidimą įžvelgiat kažkokiu panašumu į save, ar jis visiškai kitoks žaidėjas? Ką žinau, aš savęs nematęsgi. O kaip manot, kuris turėtų tęsti karjerą? Buvo rašoma, kad turėtų eiti į NCAA, kiti sako, kad lyg tai turėtų Eurolygoje likti, ką jis pats planuoja. Jis nori, aišku, važiuoti į Ameriką ir tenai, tai praktiškai turbūt taip ir bus. Čia liko nedaug laiko jo apsispręsti. Aišku, yra pasiūlymas ir iš Unikachos, bet manau, jisai nori ten, kaip sakyti. Gonzaga čia, kai kažkas rašė. Teisingai viskas. Krepšinio lygis lyg ir Eurolygoje didesnis negu NCAA. Čia daugiau yra dėl mokslų šitas dalykas? Ten tokia didesnė gal tvarka, sakysim, viskas suderinta, mokslai ir sportas. Ir plus, kaip kalba treneriai, tai čia kaip bebūtų vis tiek dar turi sėdėti ant suolo. Ten iškart, jeigu jį jungia į penketuką ir jis dirba visą sezoną, vėlgi yra kitas čia. Ten iš tenai, kaip sakyti, visada gali irgi atsitraukti, jeigu ten kažkas nepatinka. Manau, ten daugiau individualiai dirbs, negu čia kaip bebūtų, vis tiek Eurolygos komandos tikslai yra kiti. Nėra tiek dėmesio daug skiriame ten jauną, kad supranti paruošti. Ar asmeniškai dirbti, nebent reikia tada trenerį samdyti ir atskirai jau ieškoti laiko ir taip toliau. Ten, manau, viskas natūraliai eina, kadangi ten nėra tiek varžybų, yra viskas, kaip sakyt, planas aiškus. Blogai mokinies nežaidė, žodžiu, viską reikia daryti gerai.